Bet prieš pradedant seniūnui ir gyventojams kalbėti apie žeimius ir visą kitą, noriu jums pristatyti naujadarą. Tai tarybos sekretoriato pradžia Živilė Mockutė, referentė viešųjų ryšių specialistė. Jau trečia diena dirba. Ketvirta. Vytauto Didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos mokslų fakulteto viešo administravimo bakalaurė. Ir pasiruošusi kiekvienam iš jūsų nuoširdžiai dirbti. Pasistengsim, go darbo. Go darbo. Sveiki atvykę į Žeimių gyvenvietę, buvusią Plačiovo kažkada tai. Dabar pavadinimas Žeimiai. Gyventojų netoli 300, paskutinius duomenys 274. Žeimių gyvenvietės problemos ir džiaugsmai ir rūpesčiai, nežinau, ar mes jas spręsim, galbūt vis dėlto pratesim tą pokalbį Laičiuose, kur bus gyventojų daugiau. Dabar matau per kiekį svečių Seniūnaitė neprasibrovė iki mūsų ir laukia savo slaugos punkte. Kol dar ant karštųjų vaizdai, matote mūsų džiaugsmą ir pasididžiavimą, tai pastatas 2 aukštų su stogu, kiaurais langais ir be nieko vyksta džiaugsmingi, kabutės, aišku, pokalbiai su Achemos grupe, kadangi tai jų čia paveldas, buvusios UAB Poraistė administracinis pastatas, po visų bankrotų, po visko. Liko tas, kas liko. Iš pradžio buvo minčių savivaldybės pusės galbūt padaryti socialinio būsto patalpas. Važiavo tuometinis vicemeras, važiavo butų ūkio vadovai, bet sprendimas nebuvo priimtas, o laikas savo daro, laikas ir žmonės savo daro. Liko tas, kas liko. Paskutinis aiškinimais jis buvo atvykęs atstovas iš Achemos. Kadangi per savivaldybę, per skyrius, aš jau daug tą džiaugsmą norėjau pasidalinti. Atseit, pinigų jie neturi remontams, aišku, vienis nesuinteresuoti, kad tai nėra aktualu. Buvo pasiūlyta kilti savivaldybei, savivaldybė irgi dabar nebenori tą daiktą. Taip, kad čia rebusas neįsprendžiamas ir ilgalaikė pašmena, kadangi tai vis dėlto privati akcinė nuosavybė, mes kol kas imtis negalim, išskyrus tai, kad buvo pakelti nekilnojamo turto mokestis iki maksimalaus dydžio ir to galima pasiguosti. Tai tiek apie tai, ką jūs čia pamatėte. Dabar čia esame buvusio kultūros centro filialo patalpose. Prieš gerus metus tarybos sprendimu, prieš 2 laikas greit bėga. Tarybos sprendimu Žeimių gyvenvietėje šitas filialas buvo panaikintas ir perkeltas į Laičius. Vėlgi, grynai ekonominiais tikslais, kadangi ten į mokyklas patalpos įkelta, vadinasi, apkūrenimas žiemą, taip toliau. Čia po savo laikio, kai buvo Žeimių gyvenvietės apšildymas centralizuotas, išskaidytas į butus, 4 kūrų krosnių, liko šitas pastatas nešildomas. Visas šildymas buvo elektra. Elektra, aišku, tokias patalpas šildyti brangu ir buvo priimtas sprendimas, kad iš čia panaikė. Aišku, gyvenvietės žmonės labai buvo pasipiktinę, buvo renkami parašai, įteikti merui, meras atvykęs čia su delegacija, pasišnekėjom, pasiguodėm, bet yra kaip yra. Čia dabar patalpas yra, bet lėšų joms išlaikyti ir pažiūrėti nėra. Nu, bet apie ateitį gal pašnekėsim Laičiuose, nenoriu aš čia trukdyti jūsų. Ir ką mes mastom, ką su bendruomenė mastom, ką su Seniūnaičiu mastom, kaip vis dėlto išeiti iš tos padėties, galbūt ir rasim pritarimą iš jūsų pusės. Tai tiek apie Žeimių gyvenvietę. Aš pravažiavau specialiai aplinkui, kai kurie nepasiekė iš paskos, kad pamatytume visą vaizdelį. Čia per langą vaizdelis, kuris seniūnijai vasarą irgi kelia labai didelį rūpestį, kadangi yra plotai, hektarai, kurios kiek įmanoma reikia prižiūrėti, šienauti ir toliau, tai reikia ant tos sąnaudos darbų. Yra gyventojai, kurie apie savo pastatus, aišku, apsitvarko. Yra gyventojai, kurie pamatė dirbantį viešų darbų darbininką, nusprendžia, kad jis turi viską padaryti, aplink vien viršininkai. Taip, kad yra kaip yra.